Mane iš tikrųjų truputį kitaip nuteikė ir įpareigojo pati tema, kad tos rekomendacijos, kurias čia suplanavau pateikti, turėtų būti paremtos mokslu ir visai neseniai perskaičiau 2023 metų išleistas, 2023 metų išleistas rekomendacijas sergantiesiems antro tipo cukriniu diabetu ir būtent tyrimai buvo atlikti apie kas turi įtakos diabeto atsiradimui, koksai maistas ar kokios dietos gali pagelbėti iš tikrųjų kartais netgi remisijai antro tipo diabeto arba suvaldyti glikemijas, pagerinti būklę, sumažinti širdies kraujagyslių sistemų ligų. Tai aš tais duomenimis stengsiuosi su jumis pasidalinti. Mano tikslas su jumis šiandieną pakalbėti šiek tiek, labai trumpai prisiminti, kamgi vanduo mums reikalingas kaip mūsų mitybos piramidės pagrindas, kokį poveikį mūsų gliukozėms, nes tai šioje grupėje turbūt, kad klausimas yra numeris 1, kokį poveikį turi įvairūs maisto produktai, labiausiai makroelementai. Taigi tas rekomendacijas, su jomis aš jūs supažindinsiu, tai bus tokia truputėlį ir mokslo dalelytė ir pabandysiu pasidalinti keliais praktiniais patarimais, į ką atkreipti dėmesį renkantis maisto produktus prekybos centre. Aš nepretenduoju į gydytojo dietologo kompetenciją. Turiu tą labai aiškiai išdeleguoti, kad esu ne mokslininkas, esu praktikas. Praktinius pastebėjimus galbūt klausit, atsakysiu, bet yra dalykų iš tikrųjų, kurių kaip slaugytoja diabetologė aš tiesiog gal ir negalėsiu atsakyti, negalėsiu oponuoti arba apginti kai kurių pozicijų, bet noras yra pristatyti. Tai vanduo, taip, vanduo yra tas pagrindinis gyvybės šaltinis, be galo svarbią vietą užimantis mūsų organizme ir kad jo mums reikia, nei vienas nebejoja. Tai kodėl tas poreikis yra, nes vanduo pagerina įsisavinimą maistinių medžiagų, kurias mes gaunam. Jisai yra viena iš svarbių sudedamųjų kraujo dalių ir jo dėka iš tikrųjų vyksta cirkuliacija, išnešiojamas visos naudingos medžiagos ir deguonis po visą organizmą. Vanduo labai svarbus mūsų kūno temperatūros reguliacijai ir jo dėka iš organizmo šalinasi mums kenksmingos ir nenaudingos medžiagos. Tai jeigu mes vandens suvartojam pakankamai, tai mūsų ir mąstysena, ir dėmesingumas yra žymiai geresnis. Ir žinoma, kad odos būklė jinai ypatingai mums moterims turi labai didelės reikšmės. Kiekgi reikia mums skysčių, tai labai lengva man buvo iš tikrųjų išgirsti tokią gydytojos dietologės vienoj konsultacijoje, jinai pasakojo, jūs sakė, kad savo ūgį kiekvienam pacientui ateinančiam prie savo ūgio pridėkite 0 ir gausite mililitrus, kiek per parą reikėtų suvartoti skysčių. Tai taip ir gaunasi, kad kiekvienam ūgio centimetrui reikia 10 mililitrų vandens. Tai paprasta atrodo, paprastutė formulė. Tai bent tiek suvartojus jau tikrai neturėtume mes trokšti. Rytinė
ryte išgerta šilto vandens stiklinė, jinai pažadina mums virškinimo sistemą. Tikrai žymiai geriau pusryčių metu maistas įsisavinamas ir neretai tie, kas galbūt naudoja jutiklius, dažniau tai, aišku, pirmo tipo diabetu sergantieji, bet tikrai žinau, kad yra ir antro tipo diabetu sergančiųjų. Netgi gali pastebėti, kad net sensoriaus rezultatas jisai pagerėja, patikslėja išgėrus vandens iš ryto ant tuščio skrandžio. Jeigu mes vandenį geriam po maisto, tai irgi labai svarbu palaukti ir neskubėti jo suvartoti. Tai tegul praeina beveik valanda ir tada jau atsigerti. Ir kad naktis mums būtų ramesnė, geriausia vandenį iš tikrųjų ir visus skysčius, pagrindinį kiekį. Ne tai, kad baigti gerti, bet pagrindinį skysčių kiekį suvartoti iki pavakarių. Po to mes galbūt gersim ir vakarinę arbatą, bet didysis tas kiekis, kurį mes jau pasiskaičiavom, jau turėtų būti išgertas. Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai turiu problemą su skysčių suvartojimu, tai dažniausiai prisimenu ir tada visą puodelį iš karto išgeriu. Tai nėra gera praktika, geriausia yra gurkšnoti, nes tik tai tokiu būdu mes viso neišleidžiame kabinoje, bet tik tai tokiu būdu vanduo geriau įsisavinamas. Ir labai svarbu nelaukti, kol ištrokšime, nes tai jau yra ženklas, kad mums vandens jau trūksta. Prioritetas iš skysčių tai tikrai yra paprastas vanduo, net nemineralizuotas, bet mineralizuotas vanduo ir arbata be jokių priedų įsiskaito į skysčių, suvartojamų skysčių kiekį. Bet dominuoti turėtų paprastas vanduo. Maistas, kurį mes suvalgom, jisai yra skirstytinas į 3 pagrindinius makroelementus. Angliavandenius, baltymus ir riebalus. Čia jau turbūt, kad kažkokių tai naujovių nepasakau. Ir jum apačioje surašiau apytikslius procentus, kaip galėtų pasiskirstyti maistas mūsų paros racione. Jeigu vertiname maistą kaip energiją, kaip kilokalorijas, tai tos kilokalorijos būtų idealu, jeigu skirstytųsi apie 40 iki 50% visų kilokalorijų būtų skiriama angliavandeniams, apie 20% baltymams, čia patikslinimo bus jau tuose tyrimuose, kurių rekomendacijas aptarsiu. Ir net apie 30 iki 40% riebalams. Neretai šioje vietoje, kai kalbu apie tikrai nemažą kiekį energijos iš riebalų, sulaukiu nuostabos žvilgsnių. Tai čia labai svarbu suprasti, jog riebalai yra gerokai kaloringesni ir gramais jie užima mažesnį kiekį net negu baltymai. Nes kilokalorijų vienam grame riebalo yra 9, o vienam grame baltymo yra 4 kilokalorijos. Tas pats yra ir angliavandeniuose, vienam grame 4 kilokalorijos. Tai nepaisant to, kad procentaliai atrodo labai solidžią vietą užima riebalai, labai svarbu jais nepiknaudžiauti, nes jų kaloringumas, ta energetinė vertė yra didesnė. Ir čia yra slidu. Slidu, kas turite patirčių, tai turbūt, kad suprantat, kad, tarkim, lašinio gabalėlis, jisai tikrai atrodo labai nekaltai, bet jis jau gali
būti beveik 400 kilokalorijų. Tai su tuo padesertavimu su lašinukais mes iš tikrųjų galime suvalgyti solidų valgį, kurio nesuvalgėm dienos metu, o vakare papiknaudžiauti. Kaipgi tie makroelementai veikia mūsų gliukozę, mūsų organizme gliukozę. Dabar atsiprašysiu už anglišką tekstą, bet tiesiog tokių lietuviškų aš nupaišyti nemokėjau, bet bandysiu jum pristatyti. Tai pati aukščiausia kreivė nupaišyta, tai yra kaip angliavandeniai virsta gliukozę mūsų organizme. Tai matom, mes vos tik tai angliavandenius įdedame į burną, jau gliukozė mūsų iš karto pradeda kilti ir šitie angliavandeniai virsdami gliukozę iš karto teikia mums energiją. Čia yra labai svarbi angliavandenių savybė mus pasotinti pakankamai greitai. Jų dėka mes turime šansą nepersivalgyti to valgio metu. Bet angliavandenių veikimo trukmė, matot, apačioj horizontali linija yra pati trumpiausia. Ir jeigu mes net dar ir fiziškai esame aktyvūs, tai šitie angliavandeniai dar greičiau sudega, tai pavadinkim, ir energijos labai greit nebelieka. Matau, Rūta pakėlė ranką. Taip. Tikriausiai turit Violeta klausimą. Rūta Borusevičiai nepakėlus, matau, rankelę laiko. Klausau, aš Rūtos. Rūta, užduokit savo klausimą. Gal netyčia? Gali būt, gal tęskim tada. Gerai. Tai angliavandeniai, matom, nuo 90 iki 100% virsta gliukozė. Ir jų veikimo maksimumas kartais gali būti pasiektas per 15 minučių, o kartais ir per 2 valandas. Tai čia jau nuo kai kurių kitų dalykų priklauso, kuriuos vėliau šiek tiek aptarsim. Baltymai taip pat turi įtakos gliukozės kilimui, nes beveik 50% baltymų, taip įsivardinkim, irgi virsta gliukozę, bet jų suveikimo pikas yra maždaug 2, kai kuriais atvejais 4 valanda po suvartojimo. Ką padaro baltymas? Šitoj situacijoje jisai leidžia mums išlaikyti energiją gerokai ilgesnį laiką. Tai jeigu mes esame fiziškai aktyvesni, sportuojam, sunkiai fiziškai dirbam, jų dėka mes energiją išlaikysim ilgiau. Ilgiau nenorėsime valgyti. Tai jeigu nuo persivalgymo gali mus apsaugoti angliavandeniai, tai nuo per dažno užkandžiavimo gali mus apsaugoti baltymai. Riebalai, matom, turi pačią plokščiausią kreivę. Tai jų tikrai labai nedidelė dalis virsta gliukozė, bet jų energija tęsiasi labai ilgai, iki 8-10 valandų. Ir todėl produktai, kurie turi daug riebalo, o jeigu dar šalia mūsų buvo suvartoti angliavandeniai, iš tikrųjų gali išlaikyti aukštą gliukozę gana ilgą laiką. Tai čia mano pavyzdys apie lašinukus ir šalia valgomą duoną, tai vakare kaip desertas, tai turbūt ir būtų tas pavyzdys, kuris neretai pakiša koją stabilizuotis gliukozei nakties metu ir stebėti ryte rezultatą ne tokį, kokio norim. Tai nėra vienintelė priežastis gliukozės pakilimo, bet šitą momentą apsvarstyti tikrai labai verta.
Kita svarbi žinia, kad angliavandenių, baltymų ir riebalų kombinacija maiste ir yra įvardinama kaip Budos dubenėlių, kai gaunam kokybiškų, lėtai įsisavinamų angliavandenių, kurie mus pasotina artimiausių metų ir gauname baltymo ir riebalo, kurie sotumą mums užlaiko ilgesniam laikui. Tai balansas tarp šių visų 3 makroelementų yra labai svarbus. Tai čia yra, dabar aš matau, kad Rūta, ar čia ta pati rankelė, nes aš tik dabar pamačiau ją. Dar ir Kęstutis, matau, pakėlė ranką. Ne ta pati rankelė. Dar vieno elemento nepamačiau, ląstelienos. Taip, tai ląsteliena, vis tiek jinai, mes kalbam apie jeigu mes kalbam apie maistinės skaidulas, tai jos eina prie tų 10% nesuvirškinamų angliavandenių, nevirstančių gliukozę. Tai vis tiek maistinės skaidulos eina prie angliavandenių šaltinių. Ir dar toks dalykas labai įdomus, gali tada pagal idėją išmesti angliavandenius iš raciono, valgyti baltymų didesnį kiekį ir būsi energija aprūpintas ilgesnį laiką. Tai turbūt taip. Labai suprantu, ką sakote ir todėl džiaugiuosi, kad galėsiu pateikti tas mokslų grįstas rekomendacijas, kuriuose atsispindės vis tik tai papildomi saugos kriterijai, kurie mus skatina permastyti kai kuriuos niuansus ir tik tai tam tikrose situacijose didesnį kiekį baltymo vartoti. Tai tikiuosi, kad į šitą klausimą dar atsakysiu eigoje, jeigu ne, vėl kelkit ranką. Pakalbėsime palatoje. Dėkui. Tai va, tai tikrai pakalbėsim. Taip. Tai šioje grafoje jūs matote produktų turinčių, pasižyminčių skirtingų glikeminių indeksų poveikį glikemijai. Taip? Tai mūsų angliavandeniai, jie dažniausiai yra skirstomi arba angliavandenių turintys patiekalai yra skirstomi nuo žemo iki aukšto glikeminio indekso. Tai kuo glikeminis indeksas yra aukštesnis, tuo greitesnis gliukozės šūvis įvyksta tada, kai mes tuos angliavandenius suvalgome. Glikeminis indeksas nėra vienintelis kriterijus, kuris šiais laikais tampa aktualus ir atpažįstamas. Dar yra glikeminis krūvis, kuris dažnai parodo, kiekgi tų angliavandenių yra toje porcijoje, nes mes turime ne tik tai krūvį greitį, kaip greitai suveikia tas angliavandenis, bet ir kiekgi tų angliavandenių yra toje vienoje porcijoje. Tai šie kriterijai yra svarbus. Į glikeminį indeksą atsižvelgiant, kas yra tikrai neabejotina, kad produktai, kurie turi aukštą glikeminį indeksą, tai reiškia greitai gliukozė sukyla, sveiko žmogaus organizme jinai per 1,5 valandos pasiekia netgi minusinį rezultatą, negu kad buvo prieš valgant, žmogus jaučia alkio jausmą, žmogus jaučia energijos stygių ir kaip taisyklė tuo metu mes esam darbingi, mes norime kompensuoti savo tą energijos stygių ir vėl imame tuos pačius greitus angliavandenius. Ir mes tam pačiam laiko diapazone galime suvalgyti 2 porciją kalorijų
nepaisant to, kad ta energija yra nepanaudojama, bet į sankaupose lieka. Šitie angliavandeniai turi įtakos ir aukštesniem cholesterolio rodikliams. Čia irgi yra tokių pastebėjimų. Greičiausiai, kad tai susiję ir su stresu kraujagyslėmis. Taip. Šičia matome, kaip mūsų gliukozės valgymo metu ar po valgio veikia mūsų fizinė veikla. Tai iš tikrųjų žinia ta, kad ne vien maistas turi įtakos gliukozės svyravimam, bet ir tai, ką mes darome po valgymo. Mėlyni grafikai yra atspindi angliavandenių įsisavinimą, o raudoni grafikai insulino įsisavinimą. Ir skirtumas kairiai pusėje, kai mes esame protiškai aktyvūs arba ne, o dešinėje pusėje, kai mes esame fiziškai aktyvūs ir matome, kiek iš tikrųjų tolygiai gliukozė kyla ir kaip tolygiai jinai sumažėja, kiek insulino, net ir iš pačio organizmo sekrecija, jinai nėra perteklinė, kai mes esam fiziškai labai labai aktyvūs. Tai fizinio aktyvumo svarba, jinai turi būti ne tik turbūt diskutuojama, bet kiekvieno iš mūsų permąstoma ir tam tikrų gal šventinių įsipareigojimų, bet ilgą laiką mes kažkaip galėtume galbūt su savim suderėti, tikėdamiesi geresnės sveikatos dėl geriau sukoreguotos gliukozės ir geresnės diabeto kontrolės. Ir tai, kad vėl toliau kalbėsiu apie tikimybę, kad antro tipo diabetas kai kuriais atvejais gali būti remisijoje. Kas tai yra, tai tikiuosi dar atsakysiu. Kokios gi rekomendacijos fiziniam aktyvumui? Taip, pagrindų pagrindas, bazė yra kasdieninis fizinis aktyvumas, tai yra mūsų ruoša, mūsų daržo darbai, mūsų pasivaikščiojimas su augintiniais, mūsų pačių išėjimas į kiemą. Ir viršuje matom, ko turėtume vengti, kad nuolatinio sėdėjimo prie kompiuterio, prie televizijos ir sėslaus leidimo būdo, laiko leidimo būdo. Labai svarbi, rekomenduojama ir tikrai gerą efektą gliukozės reguliacijai turi kasdieninis fizinė aerobinė veikla. Tai yra ėjimas, plaukimas, važiavimas dviračiu, bent 150 minučių per savaitę, bet čia yra minimumas. Iš tikrųjų, tos rekomendacijos jos būna suskirstytos ir pagal amžių, vaikam, paaugliam vienos, suaugusiems iki 65, virš 65, bet man kartais atrodo net nelabai teisingas skirstimas, nes tas, kas yra 65, neretai yra gerokai aktyvesnis negu kad 30 metų jaunas žmogus ir apsunkęs dėl savo kitokių darbų arba sveikatos problemų. Tai amžius, manau, kad nekliūtis. Tai 3-4 kartai to vidutinio fizinio aktyvumo tikrai yra labai svarbu per savaitę ir nevengti didžiųjų raumenų lavinimo užsiėmimų, tai jau yra anaerobiniai užsiėmimai, tai yra jėgos pratimai. Ir didelio intensyvumo, kai širdies ritmas
suintensyvėja, tai vėl jų minutėmis vėl vienoje literatūroje rašo, kad apie bent jau 75 minutės į savaitę rekomenduojama. Ką norėjau tiesiog šalia tų fizinių rekomendacijų, fizinio aktyvumo rekomendacijų paminėti, kad jeigu einame sportuoti, tai bus naudinga, jeigu prieš treniruotę 1,5 valandos, 2 valandos suvalgysime nedidelį užkandį. Taip jisai turėtų būti subalansuotas, tai ką jau minėjau, angliavandenių, baltymų, riebalų kombinacija. Pasirenkam tai, kas mums yra priimtiniau. Gal tai bus vaisius su riešutų, keletų riešutų, o gal tai bus kažkam sumuštinis, gal kažkam bus nesaldus jogurtas, nes tas nedidelis užkandis nereikia, kad apsunkintų, bet jisai duos ištvermės, treniruotė bus intensyvesnė ir dėl to bus sudegintas didesnis riebalų kiekis. Reikia žinoti, kad riebalų deginimas prasideda ne iš karto, maždaug po 15 minučių, tai čia vėl labai svarbu fiziniam aktyvume išbūti, ar tą 130 minučių per dieną, ar 20 minučių per dieną, bet vienas buvimas turi būti netrumpesnis nei 10 minučių. Tai tik tai tada yra efektas. Tai treniruotę todėl rekomenduojama pradėti nuo apšilimo ir palaipsniui pereiti prie jėgos, vadinamų anaerobinių pratimų ir pereiti prie aerobinių. Svarbu keisti. Taip, Kęstuti? Norėjau, atsiprašau, paklausti, o sporto salės ir svoriai? Taip, tai čia yra anaerobiniai pratimai, kurie turėtų būti po apšilimo. Irgi galimi, nes aš taip galvoju, tik intensyvius dviratis, tai yra vienas dalykas, o sporto salė yra visai kas kita. Supratau, tada gerai. Dėkui. Šitoje vietoje gal, po to aš tiesiog pamiršiu gal pasakyti, tai svarbu žinoti, kad jėgos pratimai, tie anaerobiniai pratimai gali trumpam pakelti gliukozę. Sprintas, greitas bėgimas, nes tai yra stresas mūsų raumenynui ir to pasekoje gliukozė kažkuriam tai laiku gali šoktelti. Aerobiniai pratimai, ištvermės pratimai, jau jie gliukozę mažina, bet iš tikrųjų tas pakilimas jisai neturėtų būti labai dramatiškas, jeigu organizme insulino yra, tai tas gliukozės pakilimas jisai po to pereina ir į deginimą energijos ir todėl gliukozė sumažėja. Tai va čia šitos dvi grupės pratimų, jie skirtingai veikia mūsų gliukozę. Svarbu fizinio krūvio pobūdį kaitalioti, nes mes kaip priprantame prie vienokių pratimų, tai organizme nebėra efekto, iš tikrųjų jau nebedeginama tiek energijos, kiek pakeitus pobūdį. Nes būtent pratimų pakeitimas priverčia organizmą dirbti daug intensyviau, nes yra naujas, neįprastas darbas. Ir pasibaigus tokiai treniruotei, tokiai dinamiškai, organizmas ilgiau išliks tokiam tonuse, tarsi mobilizuojasi jisai procese. Ir čia jau kaip paskutinis punktas paminėtas būtent jėgos treniruotės. Šis būdas patikimas būdas pagreitinti riebalų sudeginimą. Ir didinamas raumenynas didina medžiagų apykaitos greitį. Nes kuo kūne yra daugiau raumens, medžiagų apykaita yra intensyvesnė.
Todėl su amžiumi ir natūraliai nykstant raumenynui, medžiagų apykaita lėtėja. Tai čia užduotis tiem, kas galime sportuoti, padirbėti, kad turėtume raumenyno perspektyvai. Kad nesulėtėtų dramatiškai mūsų medžiagų apykaita. Dabar ne apie fizinį aktyvumą, bet apie maistą dar keletas pastebėjimų prieš tolimesnės rekomendacijas. Tai mitybos režimas yra labai svarbus. Aš paskaitėlėse čia klinikose, tai sakau, manau, kad kolona numeris 1 tai yra suplanuoti teisingai savo maistus ir nepamiršti 3 pagrindinių valgymų – pusryčių, pietų ir vakarienės. Čia pagrindinį dėmesį atkreipiu į pusryčius, nes ne vienas tyrimas rodo, kad pusryčių nebuvimas žymiai sulėtina medžiagų apykaitos procesus. Yra netgi tyrimų, nėra tarptų, kurie buvo oficialiai daryti. Tai galbūt daugiau empiriniai, patyriminiai tyrimai, kuriuose pastebėta tendencija, kad žmonės nepusryčiaujantis dažniau turi svorio problemų. Tai nereiškia 100%, bet vis tik tai tendencija yra. Jeigu yra problema, tai tiek miego stygius, tiek nereguliarūs valgymai iš tikrųjų turi įtakos svoriui. Ir jeigu praleidžiame pusryčiai, yra nemaža tikimybė, kad pietų metu mes suvalgysime daugiau maisto, negu kad tuo metu organizmas mobilizuotai gali padaryti kokybiškai. Šiokia tokia žinutė apie alkoholį. Taip, alkoholis nėra nei angliavandenis, pats grynas alkoholis, nei angliavandenis, nei riebalas. Alkoholis turi, 1 gramas alkoholio turi 7 kilokalorijas, čia kaip įrodymas, kad tai nėra nei riebalas, nei angliavandenis ar baltymas, bet kaloringas, taip, energijos suteikia kažkokiu tai būdu. Ir žmogus nebadauja, bet alkoholis žymiai pablogina medžiagų apykaitos procesus. Jis slopinamas sotumo jausmas, tai todėl vartodami alkoholį mes tikrai lengviau daugiau suvalgome ir jisai provokuoja riebalų kaupimas organizme. Jeigu mes dienos bėgyje nesuvalgom pakankamo kilokalorijų kiekio, tai mūsų organizmas patiria stresą, puola į paniką, dėl to nepakankamo maisto kiekio ir jisai daro taip, kaip gali. Sulėtindamas medžiagų apykaitą, jisai tausoja save. Ir vietoj to, kad panaudotų maistą energijai, jisai įkaupia. O kai valgome reguliariai, mūsų medžiagų apykaita pagreitėja, jinai tampa sklandi ir gaunamos kilokalorijos sunaudojamos čia ir dabar, nes organizmas supranta, jog jam nereikia rūpintis ateitimi, jam nereikia galvoti, kaip čia išgyventi. Ir dabar pereinu prie tų rekomendacijų, taip sudėlioju jas kaip rekomendacijas, pasižiūrėkime jas laisviau, galbūt truputėlį tokį sausoką faktų kratinį, bet aš pabandžiau juos sudėti į tokias, paženklinti tokiais skirtingais lapeliais. Ryškiausiai paženklintas lapelis, ryškiausiai žalias bus tų tyrimų, tų rekomendacijų, kurios remiasi visais atliktais tyrimais ir konstatuoja tą patį. Tai yra labai tvirti, jau pagrįsti įrodymais, mokymai. Šviesesnis
vidurinysis jau tas lapelis, toksai šviesiai žalios spalvos, tai jisai rodo vidutinio pagrįstumo. Visos šitos rekomendacijos nerodo neigimo tų rekomendacijų. Tik tai reikia teisingai suprasti, kad tyrimų gali būti per mažai, kad taip tvirtai teigti, jog tai yra 100% tinkama. Gali būti testiniam procese ir dar per mažai laiko praėjo, kad galėtume padaryti tokias išvadas. Tai vat dėl to tas ženklinimas jisai, išsiskiria. Taigi, mes turbūt, kad turim pagalvoti ne tik tai apie sergančiuosius. Tiesa, tie tyrimai buvo daryti ir, surašyta labiau orientuotai į antro tipo diabetu sergančiuosius. Todėl čia bus nemažai kalbama ir apie viršsvorį ar nutukimą, kaip tai gali turėti įtakos vienokiem ar kitokiem, nežinau, kaip tai gali turėti įtakos pokyčiams. Tai kalbant apie prevenciją, neabejotinai pastebėta, kad asmenys turintys viršsvorį arba sergantis nutukimu turi padidintą riziką antro tipo cukrinio diabetui. Jie turėtų siekti sumažinti svorį bent 5%, imdamiesi intensyvių pokyčių gyvensenoje, kombinuojant fizinį aktyvumą ir ribodami suvartojamas kilokalorijas. Tai yra rimta prevencija išsivystyti antro tipo diabetui. Siekiant išlaikyti jau sumažintą sveiką kūno svorį, rekomenduojama individualiai derinti energijos suvartojimą ir fizinį aktyvumą. Čia mes turim suprasti, kad nėra vienodi reikalavimai, vienodi poreikiai moterims ir vyrams. Nėra vienodi poreikiai aukštam vyrui, jaunam ir vyresnio amžiaus, galbūt daugiausia namuose leidžiančiam laiką vyrui. Tai fizinis aktyvumas tiesiogiai koreliuoja su energijos iš maisto poreikiu ir šitas suvartojimas turi būti labai individualizuotas. Tik individualus priėjimas turi poveikį išlaikyti sveiką svorį. Iš tikrųjų, derinimas stebėtas ne tik tai individualumo lygmenį, bet ir derinant šiuose tyrimuose su sveikos mitybos dietomis, kurios mums turbūt, kad kai kurios ir žinomos, tai bus ten šiek tiek ir keletas akcentų apie kokią naudą duoda Viduržemio jūros dieta, šiaurės dieta ir vegetariška dieta. Tai daugiau analizuotos iš tikrųjų yra šitos dietos kaip prioritetinės šalia fizinio aktyvumo. Jas visas jungia tam tikri akcentai, kurie vėlgi šituose tyrimuose yra atskleisti. Taigi dabar jau sergant cukriniu diabetu, antro tipo cukriniu diabetu, turi būti siekiama sumažinti ir išlaikyti svorį
pagrįstais, įrodymais pagrįstais metodais. Tai ieškojimai mūsų turbūt yra platus, norai yra dideli ir tai yra pagrindinis motivatorius turbūt, kad rinkti informaciją, bet toje informacijos gausoje labai svarbu nepasiklysti. Tai ties šita neabejotina rekomendacija aš tikrai labai siūlau rasti specialistą, kuriuo jūs pasitikėtumėt ir su juo aptarti savo atradimus informaciniam sraute, kad jisai su jumis pasidėliotų, o ką sako tyrimai, kokius galbūt pastebėjimų šiaip straipsniuose nerasit, o reikia pasiknaisioti mokslinėse analizėse. Pastebėta ir vėl matom ryškus lapelis, neabejotina, kad įvairios makroelementų kompozicijos dietose, ką tai reiškia makroelementų kompozicijos, tai va tie procentiniai pasiskirstimai, kiek angliavandenių, kiek baltymų, kiek riebalų, tai šitos kompozicijos gali būti įvairios, bet turi būti turi atitikti kitas sveikos mitybos rekomendacijas. Tai turi būti susiję tiek su maistinėmis skaidulomis, tiek su baltymų kiekiu, apie ką jau pradėjom truputėlį diskutuoti, tiek su sočiųjų riebalų pasirinkimu. Siekiant mažinti kūno svorį, trumpam laikui gali būti rekomenduojama mažo kaloringumo dietos, mažo kaloringumo maisto produktai. Tai yra mažai kilokalorijų turintis ir, tarkim, toksai tarsi mini, ne badas, bet gerokai mažiau energijos dienos bėgyje, naudojant būtent tikslą turint sumažinti kūno svorį. Tai trumpalaikiai tinkama ir pakankamai saugu, dar aišku laukiama testinio šitų tyrimų rezultatų. Jeigu visos dienos visus valgius pakeičiam arba 1-2 valgius per dieną ir tai kažkurį tai laiką tęsiasi, kiek aš tikrai negaliu pasakyti, čia jau turi būti gydytojo dietologo priežiūroje. Ir ilgiau gali būti naudojama nuosaikesnis to mažo kaloringumo dietų naudojimas, kai pakeičiamas 1 valgymas per dieną arba 3-6 valgymai per savaitę. Tie mažiau kaloringų maisto. Tai šitoks tyrimas irgi yra darytas. Svorio mažinimui, ir čia matot griežtai ir tvirtai, taip sakykim, tvirtai nerekomenduojama nei daug angliavandenių turinčios dietos, nei labai mažai angliavandenių turinčios dietos. Mūsų turbūt plačiausiai žinomos ketogeninės dietos. Tai tie kraštutinumai abudu svorio mažinimui nėra rekomenduotini. Tarp kitko, vienų mokymų metu gydytojas dietologas mums slaugytojams diabetologams vesdamas paskaitą sakė, kad kiek bebuvo tyrimų atliktų, pastebėta, kad pagrindinę įtaką svorio kontroliai turėjo išlaikytos kilokalorijos, o ne pasiskirstimas angliavandenių ar riebalų mityboje daugiau. Jeigu žmogus
perteklinai suvartoja kilokalorijų, o jų neišeikvoja, tai ar jisai valgys daugiau angliavandenių, ar jisai valgys daugiau riebalų, vienodai nukentės jo svorio kontrolė. Tai čia ne iš tų tyrimų, kuriuos aš skaičiau, bet iš mokymuose aptartų tyrimų. Ir štai čia yra vėl pakankamai tvirta žinutė, kad antro tipo cukrinio diabeto remisija asmenims, kurie turi viršsvorį arba nutukimą, gali būti pasiekta nuolat mažinant svorį. Kas yra antro tipo cukrinio diabeto remisija, tai kai glikozilinto hemoglobino kiekis pasiekia normą net žemiau 6,5%, nevartojant jokių gliukozę reguliuojančių medikamentų. Tokių atvejų tikrai yra ir tai pasiekiama bendroj kombinacijoje tiek mitybos reorganizavime, tiek fizinio aktyvumo propagavime. Ir čia vėl mano jau trumpai aptarta, kad ta mažos energijos dietos programa, tai jinai gali būti naudojama, tyrimuose jinai buvo naudojama nuo 12 iki 20 savaičių. Matotas, tikrai neilgas laikas, bet ši programa turi būti vedama tam edukuoto sveikatos priežiūros specialisto. Ir mūsų šalyje, mano žiniomis, tai būtų gydytojas dietologas. Be jokios abejonės tokioj situacijoje turi būti labai dėmesingai parinktas, pakoreguotas diabeto ir hipertenzijos gydymas, nes tikėtina, kad tiek gliukozės kiekis kraujyje, tiek kraujospūdis mažės ir medikamentų kiekį reikės mažinti. Ir šita dieta yra siekiama pakankamai sumažinti kūno svorį, tai matom 10–15% nuo esamo svorio, kad būtų pasiekta remisija. Žmonėms numetus svorio, iš tikrųjų, testiniam procese reikalingas palaikymas, tik tai rekomenduojama atsitraukti ir iš tikrųjų tam žmogui leisti eiti ir vienam, tai įvardinta kaip mažo intensyvumo parama tam žmogui turi būti suteikta. Tik tai tada tas efektas, yra toksai, kokį matė. Kokios yra rekomendacijos tyrimuose angliavandeniams? Tai štai čia ir yra apie maistinės skaidulas, kad rekomenduojami maisto produktai, kuriuose yra gausu maistinių skaidulų. Angliavandenių kiekis maiste gali būti įvairus, bet turi būti atsižvelgta į maistinių skaidulų poreikį, į suvartojamų cukrų kiekį, suvartojamų sočiųjų riebalų bei baltymų kiekį. O energiją turime gauti tokią, kokios mums reikia. O rekomenduojama skaidulinių medžiagų, tai ypatingai sergant cukriniu diabetu, yra apie 35 gramus per dieną, kas atitiktų, vėl čia priklauso nuo poreikio kilokalorijų, tai maždaug 4 gramai skaidulinių medžiagų 240 kilokalorijų. Yra žmonių, kurie turi suvartoti daugiau dėl savo fizinio aktyvumo, lyties, ūgio, tai ir tų skaidulinių medžiagų gali būti net ir daugiau, o kai kam ir mažiau.
Kokiegi yra maistinių skaidulų šaltiniai rekomenduotini anot tyrimų, ir tie tyrimai būtent tuose tyrimuose jie ir naudoti. Tai minimaliai apdoroti, nesmulkinti grūdai, daržovės, ankštinės daržovės, sėklos, riešutai bei vaisiai. Čia todėl ir minėjau, kad skaidulinės medžiagos tai yra, angliavandenėse. Žemo glikeminio indekso ir žemo glikeminio krūvio dietos, yra tokios dietos, nėra duomenų dėl jų efektyvumo, bet galima teigti, kad jos gali būti rekomenduojamos, bet tik tai tada, jeigu jos atitinka bendrasias dietų sveikos mitybos rekomendacijas apie maistinės skaidulas, apie sočiuosius riebalus, apie cukraus ir baltymų vartojimą. Cukrų kiekis maiste turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10% paros energijos. Ir čia yra kalba apie greitai įsisavinamus angliavandenius. Tai gali būti jų įdėta, juos tikrai gali prislopinti, amortizuoti baltymai, bet jų net ir tas bendras tai, ką mes įdedam, neturi būti daugiau kaip 10%. Angliavandenių skaičiavimas gali būti naudingas. Mane nustebino iš tikrųjų, kad tenai taip įvardinta gali būti naudingas būdas nustatyti insulino dozę valgio metu. Bet čia reikia suprasti, kad kalba yra apie antro tipo diabetų sergančiuosius, kai gliukozės svyravimai, jie netokie labilus, dažniausiai būna kaip pirmo tipo diabetų sergančiųjų. Tai naudos yra, tyrimų manau, kad dar tęstinume bus, žiūrėsim iki ko prieis ir ties kokiomis galbūt rekomendacijomis ir priesakais, išeisim po visų šitų tyrimų. Galbūt, sakysim, visi privalu turi skaičiuoti angliavandenius, kad insulino dozę preciziškai parinkti. Bet praktika tikrai sako, kad antro tipo cukriniu diabetu sergantiesiems preciziškumo tokio, kaip reikia pirmo tipo diabetu sergantiesiems, nėra tiek būtina. Ir jeigu tai kelia labai didelę įtampą, tas skaičiavimas, tai kartais galima apytiksliais skaičiais, apytiksliais vertinimais keliauti. Kokios yra rekomendacijos riebalams? Ir čia kalbama apie dietinių riebalų, tai reiškia sveikatai palankių riebalų gavimą iš augalinio maisto. Sotieji riebalai, apie kuriuos prieš tai kalbėta, yra gyvulinės kilmės riebalai. Ir palmių bei kokosų aliejai yra sotieji riebalai. Tuo tarpu dietiniai riebalai yra gaunami iš riešutų, sėklų, nehidrintų aliejų. Ir čia šitie šaltiniai turi dominuoti. Sotieji ir transriebalai turi sudaryti vėlgi tik iki 10% paros energijos. Keletas rekomendacijų apie baltymus. Ir čia noriu atkreipti dėmesį, kad lapelis yra pats šviesiausias tyrimų pagrįstų. Nėra nepagristi tyrimai, bet jų tikrai dar yra nepakankamai. Šitų tyrimų esmė ir trūkumas yra laiko intervalas.
Per trumpai dar tyrimai yra atliekami, kad galėtume sakyti apie saugumą vienokios ar kitokios rekomendacijos. Nes šios rekomendacijos tiesiogiai susijusios su saugumu organizmų. Tai jeigu žmogus, sergantis cukriniu diabetu, jaunesnis nei 65 metai, yra normalaus kūno sudėjimo, svoris yra stabilus ir inkstų funkcija yra gera, tai yra, kai filtracijos greitis virš 60 ml per minutę, rekomenduojama baltymų suvalgyti iki 20% visos paros energijos. Tai va čia tai, apie ką kalbėjau jau pačioj pradžioj. Jeigu sergantysis cukriniu diabetu turi viršsvorį ar nutukimą, bet inkstų funkcija yra gera, tai yra filtracijos greitis daugiau 60 ml per minutę, neilgalaikiai gali būti rekomenduota vartoti baltymų daugiau. Ir tai yra susiję su svorio mažinimu. Tai va šitoj vietoj 23–32% išnaudojamos energijos per parą galėtų būti baltymai. Sergantieji cukriniu diabetu ir turintys vidutinio sunkumo diabetinę nefropatiją, tai yra 3 stadija lėtinės inkstų ligos, kai filtracijos greitis tarp 45–60 ml per minutę, bet šitiems žmonėms rekomenduojama neviršyti 15% paros energijos skirti baltymams. Tai akivaizdu, kad baltymo rekomendacijos jos, iki šiol remiasi saugumu inkstams, inkstų funkcijai. Kokios bendresnės rekomendacijos dar yra išryškėjusios būtent tų tyrimų metu, tai kad turėtų dominuoti minimaliai apdoroti nesmulkinti grūdai ir pilno grūdo maistas, nes kuo siekiama pagerinti gliukozės kontrolę, kūno svorį ir kitus rizikos faktorius. Rekomenduojamos netrintos daržovės ir vaisiai, taip pat jie pastebėta, kad gerina gliukozės kontrolę, ne smūfi, ne sultis, bet netrintos moliūgų sriubos, ne piurė, bet būtent netrintas skaidulingesnis vaisius ar daržovė turi įtakos geresnį gliukozės kontrolį. Geresnį gliukozės kontrolį turi įtakos ir riešutai bei sėklos. Ir čia man buvo iš tikrųjų įdomu paskaityti, kad žinom, kad riebalai ir sėklos yra pakankamai solidus riebalas, didesnis kiekis turintis ir baltymo, ir net šiek tiek angliavandenių. Tyrimai daryti yra įvairūs, kur buvo naudojama 30 gramų per dieną ir matom netgi 50–67 gramai per dieną. Ir toks kiekis riešutų ir sėklų pastebėta, kad turėjo įtakos tolygesniai gliukozei, išvengiant viršsvorio rizikos. Mes kalbam apie riebalą kaip kaloringą, bet šitoj vietoj išvengiama viršsvorio. Geresniai gliukozės kontroliai pagelbsti ir ankštinės daržovės, ir gali būti rekomenduojami įvairūs mitybos modeliai, tai pabrėžiantis nesmulkintų grūdų, nesmulkintų daržovių vaisių, ankštinių daržovių, riešutų, sėklų ir nehidrintų aliejų naudą, minimalizuojant mėsos, ypač raudonos ir perdirbtos, tai yra mėsos gaminiai, minimalizuojant saldžių saldintų gėrimų, cukrumi saldintų gėrimų,
cukraus ir rafinuotų grūdų vartojimą. Rafinuoti tai yra, galvoju, kas čia man kilo į mintį ties rafinuotais, tai apdoroti, tarkim, sausi pusryčiai, kaip vienas iš pavyzdžių. Tai to turėtų būti apribota. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų į tai akcentuojasi visos 3 dietos, ir šiaurės dieta, ir viduržemio jūros dieta, ir vegetariškoji dieta. Visos jos turi teigiamą įtaką mažinant širdies kraujagyslių ligų riziką ir mažinant cholesterolį, mažinant kraujospūdį, mažinant šiaurės dietą ypatingą dėmesį ar pasiekimą, taip sakykime, pasiekimas pastebėtas, mažino ir svorį, gerino kūno masės indeksą. Šitas teiginys buvo pagrįstas visais atliktais tyrimais ir nekėlė abejonių. Tai va, ir čia tai, ką jau sakiau, kad gliukozė gerėjo ir prie visų glikemijų. Kokiegi galėtų būti tokie patarimai, kaip rinktis kai kuriuos maisto produktus? Tai daržovėm ir vaisiam labai svarbu, kad jie būtų sunokę, bet nepernokę, kad jie būtų nepažeisti. Tai yra su sauga susiję, vėl atsikartojanti informacija, kad smūfi tai labiau tam, kas negali kramtyti. Iš tikrųjų, kalbėdama su jaunesniais, derimės ir ieškom būdų, kaip vaisių kokteilius adaptuoti ir turėti iš to naudos. Tai galima į tuos kokteilius įdėti mirkytų riešutų, įdėti avokado, praturtinti sėklomis ir daržovėmis, bet tai tada nedominuoja vien tik tai vaisius. Jau tada praranda tą saldumą, bet naudos, iš daržovių tada pasisemiam papildomai. Jei daržovės raugintos, derėtų rinkti su mažesniu kiekiu druskos ir be pridėtinio cukraus. Jei produktai šaldyti, labai svarbu stebėkit, kad jie nebūtų sušokę į ledą, nes tai reiškia, kad jie buvo sušalę, greičiausiai atitirpo ir vėl užšaldyti. O mes žinom, kad produktų nerekomenduojama pakartotinai šaldyti. Jei vaisiai yra džiovinti, tai rinkimės be konservanto, sieros dioksido, be pridėtinio cukraus, daržovėse be pridėtinės druskos ar kitų priedų. Čia tame tarpe ir riešutai turbūt irgi žinot su apvalkaliukais, tai geriau yra be apvalkaliukų. Kaipgi rinktis kruopas, miltus, tai galime rinktis ir ieškoti ženklelio, žalios raktos skylutės. Jinai yra žinutė, kad produktas atitinka sveikos mitybos rekomendacijas ir kartais sunkiai įžiūrima etiketė, mes galim jos nepaskaityti. Nes tas produktas neturėtų prieštarauti mūsų poreikiams. Kokiagi duona galėtų atitikti tą sveikatai palankę duoną, tai 100 gramų duonos turėtume žiūrėti, kad cukrų būtų nedaugiau kaip 5 gramai, druskos nedaugiau kaip 1 gramas, o skaidulinių medžiagų ne mažiau nei 6 gramai. Tai jau apie skaidulinės medžiagas šioj kelionį, man atrodo, jūs išgirdot ne vieną kartą, tai šitoje vietoje neapsigausit ir jų ieškosit kuo daugiau. Tai čia yra paradoksų, kad mes sakom, labai dažnai girdžiu, kad valgau tik tai juodą duoną, tikrai baltos nevalgau, bet pasižiūrėjus į etiketes, nes sergu cukriniu diabetu, taip, bet pasižiūrėjus į etiketes, dažnai matom, kad juodoj duonoj yra gerokai daugiau cukrų. Taip, ten dažniau yra pakankamas kiekis skaidulinių medžiagų,
ko nerandame rečiau randame šviesioje duonoje. Tai aš negalėčiau kvestionuoti pasirinkimų, rinktis juodą duoną, tamsią duoną vietoj šviesios, jeigu yra du trūkumai. Vienam per daug cukraus, taip, bet pakankamai skaidulinių medžiagų, o kitam cukraus kaip ir ne per daug, bet ir skaidulinių medžiagų nėra. Tai prioritetas yra vis tiek skaidulinių medžiagų pakankamumas. Prioritetą reikėtų teikti kruopoms, o ne dribsnams. Tas irgi rodo vis tik taip apdorojimą. Kruopos teiks ilgesnį sotumo jausmą, nes jose daugiau skaidulinių medžiagų. Jos yra visavertiškesnės tos skaidulos. Verdant kruopas svarbu nepervirti, nes tada bus gliukozė stabilesnė ir sotumo jausmas ilgesnis. Vengti šlifuotų kruopų, greito paruošimo košių ir rafinuotų miltų. Iš miltų pirmenybę teikim viso grūdo miltams, avižiniams miltams. Aukščiausios rūšies miltai yra mažiausiai palankus mūsų sveikatai. Skliausteliuose ten ir pažymėta, kad naudingesni yra didesnis skaičius su toliau esančia abėcėlės raide. Aukščiausios rūšies miltų bus mažesnis skaičius ir raidė arčiau abėcėlės pradžios. Tie, kurie mums riboti. Mėsa, prioritetas baltai mėsai, o balta mėsa tai yra paukštienos krūtinėlė. Reikėtų vengti perdirbtos, rūkytos, vitintos mėsos, riboti mėsos gaminius įvairius. Jeigu yra gaminys, tai tenai mėsos žiūrėkime, kad būtų daugiau nei 80%, o drusko 100 gramų nedaugiau kaip 1,7. Ir jeigu perkame dešreles ar šeimai, o gal patys mėgstame, tai prioritetas irgi yra balta mėsa, tai paukštienos. Ir aukščiausios rūšies pasižiūrėkim, kad būtų įrašyta, kiek yra mėsos tenai. Aš labai retai matau, bet taip tenka matyti ir 94 berods procentus randu mėsos. Žuvį drąsiai rinkimės natūraliomis sąlygomis auginamą žuvį. Man patiko pasakymas tiek apie daržovės, kai ten buvo kalbama vienuose mokymuose apie tręšiamas daržovės, nėra garantijos apie tai, kad jos yra saugios. Ir apie žuvį, ar jinai užauginta, ar jinai laisvėje auginama, tai mes puikiai suprantam, kokia yra prioritetinė. Bet tiek apie daržovės, tiek apie žuvį, tenai buvo labai aiškiai pasakyta, geriau valgyti, negu išvis nevalgyti. Tai iš tikrųjų rinkimės, bet ko turime vengti žuvų kontekste, tai vengti rūkytos žuvies. Ja labai saikingai iš tikrųjų vartoti. Kodėl pažymėta Baltijos jūroje pagauta žuvis? Dėl Baltijos jūros uždarumo ir užterštumo. Tai aš noriu tikėti, kad tai yra laikina problema, bet pagal tą situaciją, kokioje jinai yra, kol kas sunkiai įsivaizduojama. Tikrai reikia rinktis ir riebę, ir liesą žuvį. Žuvies riebalas yra puikus antioksidantas iš tikrųjų ir trigliceridus mažinantis riebalas. Tai tikrai vertinga ir riebi žuvis. Ir vėlgi, šaldyta, tai stebėkim, kad nebūtų sušokusi į gniužulą. Kiaušiniai. Dažnai kyla klausimas, kiekgi tų kiaušinių galima suvalgyti per parą. Tai bendros rekomendacijos yra 2-3 kiaušiniai per savaitę.
Vis dažniau turbūt pastaraisiais metais, jau keleriais, tenka girdėti, kad valgykim nors ir kiekvieną dieną kiaušinius, bet šitoj vietoj, sakyčiau, yra išlyga. Jeigu renkamės kiaušinius ekologiškus arba patys auginame vištas, žinome, kokiamis sąlygomis jos auga, bręsta, brandina tą produktą, tai taip tas produktas tikėtina, kad jisai mums žalos nepadarys, valgomas ir dažniau, bet kitomis sąlygomis auginamų vištų kiaušinių neturėtume padauginti. Pieno produktų kategorijoje prioritetas būtų rauginti pieno produktai, nesaldyti, nepersūdyti, neriebus. Pageidautina, iš tikrųjų, riboti pačių riebiausių pieno produktų, tai sviesto, sūrio, grietinės, nes jie irgi yra sotieji riebalai. Jeigu mes perkam sūrį, taip, ar darome sūrį, tai sūryje druskos irgi tas pats kiekis kaip ir mėsos gaminiuose, 100 gramų, nedaugiau kaip 1,7 gramų. Jeigu cukrai yra natūralūs, o natūralūs cukrai yra laktozė pieno produktuose, tai cukrų kiekis etiketėje, kurią mes skaitysime, matysim, kad yra neviršis 5 gramų 100 gramų. Jogurte neturėtų būti daugiau cukrų nei 10 gramų 100 gramų. Dažniausiai saldžiuose jogurtuose, kuriuose pagardintuose ne uogomis, bet kitokiais cukrais, ten būna tikrai daugiau, man atrodo, kad apie 16 ar net 25 kai kuriuose gramus 100 gramų. Ir svarbu, kad pieno produktuose nebūtų hidrintų riebalų, būtų puiku, jeigu rastume ir ledus, ne su palmių aliejum, ne iš pieno miltelių, bet iš natūralių pieno produktų. Ir pieno produktai gali kelti netikėtas reakcijas. Jeigu organizmas sunkiai toleruoja laktozę, nors ir nėra pripažinta netolerancija, jeigu sunkiau toleruoja pieno baltymą, kazeiną, tai mes galim pastebėti kylančias gliukozės po šitų produktų vartojimo. Nors tai yra jau kombinacija angliavandenis plus baltymas plus riebalas. Ir tikrasis sviestas turi būti ne mažiau nei 82% riebumo, priešingų atveju yra tikimybė, yra tokia rizika, kad tai yra riebalų mišinys, kur jau rasime hidrintus riebalus. Riešutai ir sėklos, rinkimės vienkomponenčius produktus, be maisto priedo, be luobelių riešutus, vartokime po saujelę per dieną, ne saują. Pirmenybę teikime supakuotiems riešutams ir sėkloms, o ne čia grinai dėl taršos, dėl priemonių naudojamų būtent apsaugoti tuos pabirius produktus. Dažniau rinkimės ypač tyrą alyvuogių aliejų vietoj sviesto. Tai mes ir išvirusią košę galime vis tik tai atrasti aliejų, kurį galėtume panaudoti ir galbūt netgi skonį papildomą atrasti. Taip. Ir čia matau keletas klausimų. Taip. Vilma Vokietaitytė klausia: sveiki, kaip paprastai pasiskaičiuoti, kad suvartoju pakankamai skaidulinių medžiagų? Iš tikrųjų, neskaitant etiketės, nežinočiau, kaip paprastai patarti. O etiketėje dažniausiai yra įrašyta. Tai paprastesnio būdo aš nežinau.
Nes yra sąrašai, kur tiesiog yra daugiausia tų skaidulinių medžiagų. Kitas variantas, mes galime kaip ir papildomai dėti į luobeles, nes yra sėlenos įvairios, yra luobelės parduodamos ir jos yra skaidulų šaltinis. Bet be etiketės aš nežinočiau, kaip patarti. Dar vienas klausimas, ką valgyti pusryčiams, jei nuo kruopų kyla cukrus. Pradėjau dažnai valgyti kiaušinius, bet sakote, kad jų negalima padauginti. Iš tikrųjų, kiaušiniai, taip, kaip sakiau, priklausomai nuo to, kokių vištų, ne? Tikrai mano aplinkoje, žmonės, kurie būna ligoninėje ir su kuriais bendraujam, tai turbūt, kad 3 gal kartus per savaitę valgo kiaušiningus pusryčius. Tame tarpe galėtų būti, jeigu toleruojamas varškės patiekalas, gali būti užkepėlė, aš čia galbūt improvizuoju tai, ką aš pati esu dariusi, bet aš kruopų užkepėlę esu darius. Gali būti granola pačių pasidaryta, nesaldi, nepirktinė. Granola, tai yra tos pačios kruopos, dribsniai, bet jie yra kieti, ten yra skaidulos tikrai sunkiai virškinamos ir jos lėčiau kelia gliukozę. Tada jie tarsi eina su, tarkim, natūraliu jogurtu. Aš improvizuoju. Gali būti jogurtas natūralus su vaisiumi. Gali būti sumuštinis su daug daržovių. Bet suvalgytas papildomas dubenėlis salotų, net ir prieš tą pačią pilno grūdo košę, gal irgi visai kitaip veiks gliukozę. Gal dar reikia paieškoti ir neatmesti taip labai griežtai košės. Nes čia vėl šitoj skaidriai, jeigu matote, ir pažymėjusi, jog viena iš rekomendacijų yra, kad bent vienas kruopų patiekalas būtų, taip, tai tikrai nebūtinai turi būti rytinė košė. Tikrai nebūtinai. Net nėštumo metu, jeigu yra diabetas, jeigu yra gestacinis diabetas, tai rekomenduojama kruopas nukelt po 11 valandos. Tai tikrai su tom kruopom galima improvizuoti, galima kruopas daryti su daugiau daržovių ir tada kaip tokį mini troškinį. Ir yra kas net ir pusryčiam taip darosi. Apkepa iš pradžių, aptroškino daržovės ir tada išbrinkintas grikių kruopas įdeda. Bet svarbu, kad jos būtų nesuvirusios ir geriausia nedribsni. Kol kas tiek? Kol kas tiek, daugiau klausimų nebuvo. Ačiū, Violeta. Ir ko dar reikia kiekvieną dieną, tai ir matom daržovių visokiais pavidalais. Raugintos puikiai tinka, garintos puikiai tinka, šviežios nebejotinai, bet ne visi galime valgyti šviežias, tai tikrai drąsiai rinkimės ir kitaip jas patiektas. Ir labai svarbu vaisių bei uogų. 2-3 porcijos, tarp kitko šiaurės dietai ir būdinga tai, kad ten daug skaidulingo maisto, ankštinių daržovių ir sezoninių vaisių ir uogų. Ir kadangi tai yra šiaurės šalių dieta, tai yra arti mūsų, tai obuoliai, kriaušės, slyvos tam sezone. Ir mums žiemos metu, kas padėtų, tai mūsų uogos ar vaisiai užšaldyti. Taip. Ir čia iš tikrųjų dabar keletas tokių visiškai jūsų neįpareigojančių pasiskaitimų. Aš šituos
patarimus buvau surašiusi gimnazistams, kurie dauguma neserga jokiom lėtiniam lygom, bet tą čia darau sąmoningai, pateikiu irgi sąmoningai, norėdama užtvirtinti žinutę, kad mityba, sergant cukriniu diabetu, jinai atitinka tiesiog paprastos, sveikatai palankios mitybos rekomendacijas. Nėra nieko specifiškesnio, jeigu yra tik cukrinis diabetas. Papildomų išlygų atsiranda dėl kitų ligų, gretutinių. O diabetas jisai įstatomus į bendrą ratą ir aš tikiu, kad jūsų dėka, jūsų sąmoningumo dėka, visa jūsų šeima valgo sveikesnį, kokybiškesnį maistą ir jūsų artimųjų perspektyva nesusirgti lėtinėmis ligomis, ne tik tai cukriniu diabetu, bet ir širdies, kraujagyslių sistemos ligomis tikrai yra didesnė. Tai tiek aš čia sąmoningai neskaitau, tik tai pereinu prie kito. Čia keletas pastebėjimų, kodėlgi mums tų jėgų kartais trūksta, kad mes kartais valgom per sunkų, riebų, angliavandeningą maistą, dėl ko labai sunku virškinti ir mūsų kūnas apsnūsta, apsunksta ir mes neturime energijos popiet. Ir kodėl kartais norisi saldumynų ir miltinių patiekalų, nes tikrai neretai tenka girdėti tokį savo iš žmonių išsprūstantį apgailestavimą, nusiminimą. Tai šito dažnai norim tada, kai būtent pusryčiai mūsų yra visiškai be angliavandenių, tai tarsi organizmas nori kompensuotis dienos bėgyje greitesnė energija, kai mums trūksta miego, kai mums trūksta laiko sau. Tai yra niuansai, kuriuos mes turėtume turbūt spręsti net kitokiu požiūriu į save. Ir šitą žinutę aš turbūt, kad sakau ir savo, kad ir aš esu savo sveikatos ar ligos autorius, ligos, kurios galbūt nepasirenku, bet kaip joje keliauju, priklauso turbūt, kad nuo manęs.